hate it. Let's do it. Pagal profesiją aš esu architektas. Na, viskas prasidėjo, aišku, ne Lietuvoje, o Havajuose. Tenai, reiškia, nenaudėliai sugalvojo šitą sportą ir, reiškia, 2001 metais pirmasis lietuvis, Valdelis vardu, reiškia, atsivežė pirmąjį jėgos aitvarą į Lietuvą ir po to, po truputėlį, reiškia, žmonės, kurie užsiminėjo burlenčių sportų, pradėjo domėtis jėgos aitvarais ir, tarkim, 2002 metais jau buvo apie kokį 20, reiškia, šio sporto entuziastų, tarp kurių atsiradome ir mes su tėvu, nes tiesiog irgi plaukiam burlentėm, tačiau jėgos aitvarai pamatėm, kad yra šiokia tokia naujovė ir, tarkim, truputį toks įvairiapusiškesnis sportas ir galbūt, tarkim, sukeliantis daugiau emocijos tokiem, tarkim, mėgėjam, reiškia, sportininkam, kurie, tarkim, negali visą savo dienas leisti ant vandens. Na, burlentę iš tikrųjų aš plaukiau kažkur tai 3 metus. Realiai, kad išmokti plaukti burlentę ir ją valdyti bangose, reikia, aš manau, 10 metų rimto ir sąžiningo darbo. Su jėgos aitvaru viskas paprasčiau. Tai yra iš tikrųjų gerokai paprastesnis sportas ir reikalaujantis mažiau ir fizinio pasiruošimo. Ir jisai yra, tarkim, dabar šiuo atveju netgi ir saugesnis, galbūt anksčiau, senais laikais, tos saugumo sistemos nebuvo tokios išvystytos. Tuo pačiu vėlgi tai yra, galima pasakyti, kad jeigu tu su burlente čiuožinėjai tik tai taip, kaip mėgėjas, tai tu važinėjai 2 dimensijose, teisingai, kol tu ten nešokinėjai per bangas ir nedarai, reiškia, aitvaras vėlgi atsiranda jau Z dimencija, kai tu gali skristi į viršų, į orą, reiškia, ir pašokti pakankamai aukštai. Ir tai vėlgi suteikia savotiško žavesio, tarkim, šiam sportui. Jėgos aitvarai sparčiai populiarėja ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, ir tai yra, tarkim, galima pavadinti dabar toks kaip ir madingas sportas, kur jau, reiškia, jau kiekvienas save gerbiantis pižonas jau turi jau pasigirti, reiškia, draugam, kad jisai kaituoja ir kaip sakoma, na, tuo gali džiaugtis jėgos aitvarų pardavėjai, turbūt trinti rankomis ir delnais, o kaip sakoma, mum belieka tik tai, reiškia, kovoti su tais pradedančiaisiais, kurie, reiškia, užiminėja plaukimui tinkamas vietas, jų vis daugėja, tačiau bet kuriuo atveju tie žmonės atsirenka ir lieka tik tai jau tie tikrieji to sporto entuziastai, tarkim, taip galima būtų išsireikšti. Lietuva yra iš tikrųjų dėkingas labai kraštas jėgos aitvarų sportui, nes mes turime 90 km švaraus pliažo, mes turime pakankamai nemažai vėjuotų dienų per metus, apie 50% realiai, tai yra vėjo plaukti jėgos aitvaru užtenka, tarkim, nuo 6-7 metrų, jau tu gali tai daryti. Tai reiškia reikalaujantis mažiau vėjo sportas negu burlentės. Ir aišku, mes turim nuostabią vietą kaip Drėverna, tai yra Kuršių marios, priešais, reiškia, Juodkrantę, kitoj marių pusėje ir ten tiesiog yra idealios sąlygos užsiiminėti šito sportu. Miestelis toksai, reiškia, kaimelis Vencelė ir ten vat būtent jau visi ekspertai, profesionalai ir mėgėjai, reiškia, pižonai treniruojasi būtent vasaros dienomis ir savaitgaliais. Ten būna, tarkim, iki 200 aitvarų vienu metu ore netgi. Ar jisai yra brangus? Na, sunku, žiūrint su kuo lyginsi, tarkim, jeigu lyginant su futbolu, taip, tai yra brangus sportas, galbūt, tarkim, jeigu lyginant vėlgi su ekstremaliais sportais, tai tarkim iš tikrųjų tai galbūt yra šiek tiek brangiau negu snieglentės, pati ta įranga, bet vėlgi keliavimas, iš esmės tai yra panašu. Galbūt tai yra šiek tiek pigesnis sportas negu burlentės, jeigu tu nori normaliai to užsimti.
Bet aišku, lyginant, aš nežinau, su automobilių sportu, nu tai palyginus yra tikrai juokas. Padangų komplektas turbūt teisingai vienom varžybom. Triukus mokintis nėra sunku, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus turbūt norų, užsispyrimo ir fizinio pasiruošimo. Tai tarkim, kiekvienas iš mūsų paprastai pasiekia kažkokį tai lygį, o norint siekti daugiau reikia dirbti papildomai. Traumų su jėgos aitvaru, iš tikrųjų tai aš, kaip ir minėjau, pradėjau plaukti 2002 metais ir iš tiesų per visus tuos 8 metus iki praeitų metų aš neturėjau iš vis jokių traumų, tačiau praeitais metais, turbūt gal buvo kažkoks juodasis šemenulis užslinkęs, kaip sakoma. Žodžiu taip, tai praeiti metai buvo pakankamai nesėkmingi, iš tiesų prasidėjo jie nuo kulno kaulo skilimo, po to sekė šonkaulių lūžis ir visą tai vainikavo, rudenį nutraukti kryžminiai kelio raiščiai, kas ir buvo tokia pati jau turbūt didžiausia mano trauma patirta užsiminėjant šito sportu ir tai kelia, tarkim, nepatogumų man ir šiuo metu. Let's do it. Jų niekada nėra per daug. Vasarą gal ir problemos kaip ir nebūtų, išskyrus gal tie konfliktai kartais su policija, kur dažnai skirtingai interpretuojamos taisyklės, kas laužoma, kas nelaužoma. O pavyzdžiui, be abejo, Vilnius yra galbūt šiandien keista sostinė, kuri ne tik futbolo stadiono neturi, bet realiai neturi nei vieno uždaro riedučių parko. Ir aišku, jaunimui žiemą ypatingai, arba rudenį, kada pradeda lietus lyti, nėra kur važinėti. Taigi nebejoju, kad tokių parkų turi Vilniaus mieste atsirasti, juolab, kad jaunimo gretos, kurie domisi riedučiais, kurie mėgsta riedlentės arba maiksus dviračius ir taip toliau daugėja. Ir tai yra geras užsiėmimo būdas jaunimui ir prasmingas pagaliau, vis geriau negu kažkur sėdėti pakrūmy ir bandyti ragauti alaus arba dar kažko tai. O kita vertus, aš čia matau kaip ir tam tikrą turizmo industriją, nes puikiai žinome, kad egzistuoja mados, kad riedutininkai norėtų pavažinėti skirtingose miestuose. Riedlentininkai lygiai taip pat, surengti vieną ar kitą čempionatą. Taigi, jeigu mes pakviestume į Vilnių ir sukurtume infrastruktūrą, kad galėtų atvažiuoti pas mus svečiai, tai jau ir pajamos miesto biudžetą. Taigi, turizmo skatinimas, tai yra daug pozityvių dalykų, kurie sukūriami, žiūrint pozityviai ir suprantat, ko reikia tokių sporto šakų mėgėjams. Jeigu kalbėsim apie požiūrį į ekstremalų, sakykime, sportą, į naudojimąsi dviračių kaip transporto priemonė, net nebejotinai. Man netgi pačiam kartais tenka, kada važiuoji riedžių arba dviračių, malonu, kad yra jau kamščiai dviračiams. Privažiuoji prie šviesoforo, prie sankryžos, jau yra kokie 5-6 stovi eilėje, kad pravažiuoti sankryžą. Taigi rodo, kad tikrai ši transporto priemonė populiarėja ir yra geresnė. Aišku, dar galbūt šiandien mes dažnai matome tokį kaip ir priekaištus tiems, kurie važinėja riedučiais arba riedlentėmis, kad jie gadina kažką tai, bet žinot, net ir pats kartais be abejo, kad yra vietos, kur tikrai nereikėtų važinėti, nes tiesiog tam nepritaikyta infrastruktūra, bet manau, kad moteris vaikščiodamos su aukštakulniais bateliais Gedimino prospekto granitiniais šaligatviais padaro ne mažiau žalos negu riedutininkai arba riedlentininkai. Kaip minėjau, vasarą galbūt dar geresnė situacija, nes yra įrengti 5 riedučių riedančių parkai seniūnijose, tačiau aišku, jos reikia tvarkyti ir man pačiam nemalonu matyti, kada jie yra apleisti, nes nebuvo skirtos lėšos jų priežiūrai. Be abejo, jaunimas mėgsta būti centre, jie nori būti katedros aikštėje, jie nori būti miesto centrinėse gatvėse, jie nori būti matomi ir tai yra teisingas noras. Todėl kai kurių politikų bandymas, žinot, dinkit iš akių, nukišim kažkur į pakraštį, yra neteisinga idėja iš pagrindų. Bet vėlgi, kaip minėjau, įrengtų gerų parkų, vietų, kur būtų galima turėti pramogą, sportą ir praleisti laiką Vilniuje šiuo metu tikrai trūksta. Aišku, džiaugiuosi, kad atsirado ir privati iniciatyva Kablio pastate, kur
bandoma rengti uždarą riedančių parką. Ir be abejonės tokių parkų turėtų būti daugiau. Kaip jau minėjau, mes keletą vietų esam nužiūrėję ir tam ir pinigų pagaliau nedaug reikėtų. Tiesiog yra galimybės, yra iniciatyvos ir man malonu, kad pats jaunimas, kurie važinėja riedlentėm ar riedučiais, jie patys labai aktyviai nori prisidėti, yra geri meistrai ir, sakykime, netgi padėtų atpiginti tokius projektus. Pagaliau, kas labai svarbu, jie patys ir rūpintųsi tą infrastruktūrą. Taigi, manau, sujungus visas galimybės, suderinus požiūrius, galima daug gerų dalykų nuveikti. Vienareikšmiai. Tikrai atsiras ir naujų, tame tarpe ir atvirų, ir uždarų, ir būtent betoninių parkų, kur, sakykime, būtų infrastruktūra stabilesnė ir geresnė negu šiuo metu egzistuojantis, kurios teko man ir mano komandai rengti skirtingose seniūnijose, kur naudojame daugiau PVC plokštę arba, sakykime, medžio drožlių plokštės. Ir turėtų be abejonės būti ir uždari parkai, jau esam nužiūrėję galimas vietas ir tikrai jų bus daug daugiau negu bus tikrai ženkliai daugiau negu dabar yra. Ir aišku, tiems, kuriems tai yra priimtina ir kurie nori, ir pagaliau ne tik jaunimas, bet ir man malonu matyti, kada ir suaugę žmonės važinėja riedučiais ar riedintimis. Netgi, jeigu prisiminsim Jeremy Irons, aktorių, kuris filmavo Vilniuje, jis gražiai yra pasakęs, kad jam labai patikdavo katedros aikštėje vėlai vakare važinėti su riedučiais. Tai yra puiku, tiesiog gaila, kad nieks tuo metu jo nenufilmavo. Let's do it.